Brangiosios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas. Sukurtas siekiant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę. Sveiki. Labas rytas, laba diena arba labas vakaras. Nesvarbu, kada ir kur jūs mūsų klausotės. Svarbiausia, kad jūs esate kartu su mumis, o mes esam coaching.lt genties coachingo podcastas. Šiuose podcastuose mes nagrinėjam temas, kurios yra aktualios mums ir tiems, su kuriais kartu mes kūrėme sąmoningą ir vertę kūrenčią visuomenę. Šiandien su manimi čia yra dvi puikios coachingo specialistės. Brigita Taralė. Labas. Brigita, anglišką pavadinimą naudoja, ar ne? Kalbant būtent apie nišą, su kuria dirbi. O kaip jinai skambėtų lietuviškai? Tai lietuviškai sakau, kad esu vidurniosios grandies vadovų coachingo specialistė ir mentorė. Puikiai. Ir taip pat su mumis kartu yra Raimonda Ochnets, kuri dirba su verslo savininkais ir verslu. Ar teisingai užvadinau? Teisingai. Smulkio verslo savininkais. Puikiai. Angliškai čia yra Small business coach. Small business coach. Ir taip pat čia į mikrofoną nuo pat pradžios su jumis pliurpa Miroslavas Monkevičius ir aš dirbu su vadovais ir angliškai tai vadinasi executive coach. Ir šiandien mes kalbėsime tokia labai įdomia, man bent jau asmeniškai tema. Nesakysim, kas ta tema čia pasiūlė ar pasufleravo. Kokiosgi kompetencijos yra būtinas sėkmingam vadovui. Ir man atrodo, žinai, kad tas balsas kažkur dinga. Žiema. Tema įdomi, žinok, ne tik tau, man atrodo, nes aš labai prijaučiu šitai temai, dirbdama su vadovais ir manau, kad Raimonda ne ką mažiau, dirbdama su smulkaus verslo savininkais, kurie irgi yra savo verslo vadovai. Taip. Tai ir kalbant apie tas kompetencijas, čia vėlgi mes naudojam tokius raktažodžius, burtažodžius. Gal reikėtų ir pradėti nuo to, kad o kasgi yra ta kompetencija? Kas tai? Kas yra kompetencija? Aha. Įgūdis. Aš esu, kaip ir sakau, žinai, kai augi mokais išgirsti, ir turbūt rastumėm, kas yra kompetencija. Kompetencija, man atrodo, pagal tokį jau standartizuotą apibrėžimą yra teorija plus praktika. Tai yra žinios plus tam tikri praktiniai įgūdžiai. Aš dirbdama su vadovais visada pridedu trečią komponentą prie kompetencijos apibrėžimo. Ir visada sakau, kad yra trečia dalis motyvacija. Mes galim turėti žinių, mes galim turėti praktinių įgūdžių, bet jeigu mes nenorim to daryti, tai žiūrėk, ta kompetencija ir kažkur dūla spintoje, sandėliuke ir mes jos nenorim traukti dienos paviršių. Tai man kažkaip visą laiką kompetencija siejasi dar ir su tuo, ta trečiaja dedamąja, bet iš esmės tai turbūt suprantam kaip įgūdį, kurį esam čia įgyję tiek iš teorinės pusės, tiek iš praktinės. Kaip tu pats? Geras. Tas motyvacijos aspektas, apie kurį paminėjai, man šiek tiek šitas kampas kompetencijų yra naujas. Ačiū už pasidalinimą. Aš savo ruoštų, kalbant apie kompetenciją, sakau, kad tai yra žmogaus gebėjimas padaryti kažką kokybiškai. Tai gali būti užduotis, ar tai gali būti kažkokia funkcija. Ir tas asmuo atlieka tai remiantis savo žiniomis, savo įgūdžiais, savo patirtimi ir taipogi savo nuostatomis. Va čia, matai, kiekvienas pridedam savo kampą, nes apie tas nuostatas labai irgi fainas kampas. Jo, nes, žinai, tai siejasi su to, kad aš galiu žinot, turėti patirties, turėti įgūdžius, bet iš pat pradžių galiu manyti, kad aš nemoku, nežinau, man nepavyksta arba nepavyks. Ir tai trukdo tam, kad aš galėčiau atlikti užduotį ar funkciją kokybiškai.
Labai girdisi šitas Tai nuostatas. aš dar pridėsiu savo tada. Savo kampą. Savo kampą. Okay. Kompetencija smulkiame versle iš esmės toks gana retai vartojamas išsireiškimas. Kalbam daugiau apie įgūdį. Ir įgūdis man yra apie discipliną. Nes turi žinias, praktikuojasi, išmoksti arba jau įgauni tą įgūdį ir turi motyvaciją. Ir tos nuostatos, kurios trukdo kartais, tai čia dar reikia save disciplinuoti tam, kad tas įgūdis, naujas įgūdis pataptų dalimi tavo kasdienybės, dalimi tavo gyvenimo. Dėl ko aš sakau apie discipliną, nes smulkiame versle verslo savininkai daro viską. Ir vadovai dažnai daro viską, jeigu jie nesinaudoja savo kompetenciją deleguoti ar kitais tais dalykais, bet smulkiame versle verslo vadovas daro viską nuo gamybos, pardavimų, klientų aptarnavimo, buhalterijos dar dažnai. Ir čia jam reikia įgūdžių. Pirmas dalykas, kaip pamatyti, kad aš jau nuklydau į pievą su savo atsakomybėm ir jau darau tuos dalykus, kurie nebekuria vertės mano verslui. Ir turėti įgūdį save ištraukti iš tos pozicijos, pamatyti, ištraukti save iš tos pozicijos ir vieną įgūdį keisti kitų įgūdžių. Ir čia ta savidisciplina, nuolatinis savęs stebėjimas, kas vyksta dabar. Tai kalbu visiškai iš savo patirties kaip verslo savininkė ir kalbu iš patirties iš savo klientų, ką girdžiu, su kuom jie daugiausiai susiduria, kokiais iššūkiais. Aš girdžiu jau, kad mes nušokom į vieną konkrečią kompetenciją. Aš tik prie tų sąvokų susitikrinimo galvoju, sugrįžkim dar, pakalbėjom, kas yra kompetencija. Man norisi dar užkabinti ir pakalbėti, kas yra sėkmingas vadovas. Apie tą sėkmę, nes turbūt, kada kalbam, nesvarbu, ar smulkus verslas, ar stambus verslas, ar korporacija, ar organizacija, didesnė, mažesnė, sėkmės sąvoką suprantam labai labai skirtingai ir skirtingi yra kontekstai, kaip pati organizacija žiūri, kas yra sėkmingas vadovas, kaip pats vadovas žiūri į save, ar aš esu sėkmingas. Ir pavyzdžiui, dirbant su komanda vertina, galų gale kolegos vertina, ar kolega yra sėkmingas ar nesėkmingas. Tai man atrodo, čia šitas kampas irgi yra svarbus, nes, žinai, sėkmė iš darbuotojo, kas yra sėkmingas vadovas žiūrint iš darbuotojo varpinės ir kas yra sėkmingas vadovas žiūrint iš organizacijos, sakykime, pagrindinio vadovo. Aš vėl jau traukiu paklodį į savo pusę, apie viduriniosios grandies vadovas kalbu, nes man yra tas kontekstas aktualus. Tai čia yra labai skirtingi vertinimai. Žinai, aš galėčiau dar įpilti šiek tiek žybalo ir ant šios stalo padėti dar vieną klausimą. Prašom. Ar sėkmingas vadovavimas arba sėkmingas vadovas yra lygu sėkminga lyderystė arba sėkmingas lyderis? Aha, žiema. Nutinka, kad ir balsas paveda. Viskas fain. Aš galvoju, o gal mes nenušokim šiandien į vadovas ir lyderis? Nes man atrodo, kad esam tikrai kažkada lyg ir kalbėję kažkuriam įraše, ko vadovas skiriasi nuo lyderio ir tas kompetencijos. Man norisi grįžti ir į tas pačias kompetencijos, kurios yra reikalingos šiandieniniam vadovui. Mano nuomonė, mano galva, tai kaip tarpusavy vis tiek yra tam prie susiję dalykai. Tačiau jeigu mes atskirsim ir kalbėsim tik tai apie sėkmingą vadovą, arba vadovė, tai čia labai priklauso nuo to požiūrio kampo, iš kurio kampo mes žiūrim. Bet iš kitos pusės, matyt, vienas iš dedamųjų yra ką? Tai reiškia kažkokių užsibrėžtų tikslų pasiekimas. Ir antroji dedamoji yra kaip. Tai neišbarstant, neprarandant visų išteklių ir bendražygių, bendrakeleivių, komandos. Tai kalbant apie motyvaciją, įsitraukimą, dar nuveikimą,
sklandžius procesus. Tai man siejasi, tas sėkmė siejasi su tais dviem dedamaisiais. Norisi pridėti trečią. Oho. Kažkaip šiandien lipdo mane. Nori, nes labai girdžiu tą ką. Ir tikrai turbūt ir tos kompetencijos, ir augimas, ir mokymasis priklausys tam kontekste pagal tai, ko vadovas siekia, kokioj jis organizacijai, kokie yra jo tikslai, kokios yra funkcijos. Tai ką, girdžiu tą, tada kaip, lygiai taip pat kaip ir tu sakai, tai yra darbuotojai ir visi, kaip aš sakau, susitarimai, kaip mes to pasieksime, kaip mes to eisime. Ir trečias aspektas, kurį sakiau, kad noriu pridėti, tai kodėl. Ir čia primena Simon Sinekos auksinį ratą šitą, nes man sėkmingas turbūt vadovas neatsiejamas yra nuo to suvokimo, kodėl jis tą daro. Nes kai jis labai aiškiai žinos, kodėl jis tą daro, tai tada ir ką, ir kaip bus, tiesiog kitam lygyje, galima taip sakyti. Aš galbūt iš savo perspektyvos pasimsiu tą anklodę dabar savo biškį. Smulkio verslo vadovai, kai jie pasimeta didelėje rutinoje darbų, užsisuka tame užburtame tokiame rate, kaip pelytės bėga, kaip jie tikrai pameta ką ir kodėl. Ir čia aš visada stengiuosi juos sugrąžinti į jausmą, kaip jie nori jaustis. Kaip jie nori jaustis, visiškai apie tai, kaip jie nori jaustis. Nes tu gali pasiekti savo kodėl, tu gali pasiekti tą įsitraukusią motyvuotą komandą ir verslo tikslus, bet jeigu tai nesurezonuos su tavimi, su tavo vidumi, tai tada ar tai galima vadinti sėkmingu vadovu? Tai aš visada kviečiu pasižiūrėti, o koks tas jausmas, kokio mes siekiame. Ir žinote, smulkiame versle vienas pagrindinių atsakymų būna laisvė. Siekiu laisvės, kad ir kas ta laisvė būtų kiekvienam. Ir mes tada žiūrime, kodėl tos laisvės tau reikia, ar ne? Kaip mes tenais norime nueiti ir ką turime padaryti tada. Bet visada noriu sugrąžinti į tą jausmą, ko mes norime, kokio jausmo, kad pajaustų. Tada yra daug lengviau dėliotis ir formuoti savo kodėl. Geras. Žinai, o tu kalbėjai, o man galvoje vis tiek dar kirba mintis. Ir tai yra matyti susiję, ir nesvarbu, ar tai būtų smulkaus ir vidutinio verslo savininkas, ar tai būtų vadovas kažkurios grandies. Koks tas yra esminis parametras? Tai mes jau kalbėjom, kad tai yra tai yra tam tikras tikslų pasiekimas ir tikriausiai su tų tikslų pasiekimu susijęs susikalibravimas, kad tikslai būtų ne per menki, ne per seklus, ar ne, bet lygiai taip pat, kad jie būtų pasiekiami, ar ne? Tai reiškia ne per gilus. Nesvaiguliukas, ar ne? Tai reiškia, kad jie būtų, kaip ambicijos būtų subalansuotos, ar ne? Tai yra vienas dalykas tai organizacijai, tai komandai pagaliau ir taip toliau. Antras dalykas tai aišku, kad kaip tai reiškia ir susijęs su tos organizacijos komandos, su kuria tu dirbi, potencialo atskleidimu, nes tai labai siejasi su tuo, kad vadovas viską daro ne vienas. Tai vienas iš pagrindinių tikslų tai yra atskleisti tos komandos potencialą, padėti jam realizuotis. O trečias dalykas su tuo susijęs, ir man atrodo, kad tai yra vienas iš tokių esminių parametrų sėkmingo vadovo, tai yra tai, kad kai jisai išeina arba jį išeina, viskas toliau veikia. Ir tai, kalbant apie smulkų verslą ir ne tik, ir siejasi ir su sistemomis, ir su procesais, ir su viskuo. Ir iš tų organizacijų, su kuriom pats dirbau arba kuriom vadovavau, aš sakiau, kad mano sėkmės parametras, kad man išėjus ne tik kitas
iškart po manęs atėjęs, o dar kitas vadovas galės sėkmingai tęsti. Ir man tada čia taip norisi sakyti, tai ką tai reiškia praktiškai, žiūrint per kompetencijų prizmę. Nes tai, ką tu vardini, yra tikrai labai svarbus dalykai ir turbūt negaliu, net prieštarauti negaliu, nes sukurti vertę organizacijai, taip, kiekvieno vadovo funkcija, kaip jis tą gali padaryti, be jokios abejonės su komanda, kuriant ilgalaikius tvarius santykius, ugdant darbuotojus, ugdant jų kompetencijas. Ir be jokios abejonės, va tai, kad tu sakai, kad išėjus organizacija nesugriūtų, tai mes kalbam jau tada apie procesus, sistemas, kurios irgi reikia sudėlioti, sutvarkyti taip, kad jos funkcionuotų be, kaip aš sakau, rankinio, be to manualaus darbo kiekvieną dieną. Ir va tada, kada imam net jeigu kiekvieną dalį dabar atskirai taip prizūminti truputėlį, tai kokios kompetencijos tada yra reikalingos vadovui? Geras. Galėčiau čia atliepti. Galiu, Miro? Nežinau, galim dar ir klausytojų paklausti, ar gali, tada Gerbiami padarysim klausytojai, balsavimą online ir tada aišku, kad gali, Raimonda, prašau. Delegavimas, pirmoji kompetencija, kuri iš tikrųjų kelia daug iššūkių, nes deleguoti reikia mokėti ir reikia mokėti teisingai. Eliminavimas, ir čia galima pavadinti kompetenciją, negalima pavadinti kompetenciją, bet mokėti pasakyti ne ir eliminuoti tuos darbus, kurie nekuria vertės. Ok, tai tu dabar kalbėjai, tai bandau taip, tuoj mano galvoje struktūra tuoj susidėlios, bet apie struktūras ir sistemas. Išskiri delegavimą. Taip. Delegavimą ir eliminavimą to, kas nesvarbu. Ir čia turbūt, vat jeigu mes sakom, kad mes turim tarsi tokias 3 dalis, ar ne, tikslai, komanda ir ilgalaikiškumas, tvarumas, procesų ir sistemų, kurioj daly delegavimas atrodo kaip kritinė kompetencija? Tai čia galbūt 2 dalyse tai labai kritinė. Pirma, tai sistemų kūrime, nes visgi reikia išmokti deleguoti darbus tam, kad sistema pradėtų veikti, nes tu gali turėti tobuliausią sistemą, bet jeigu neturėsi, kas tą sistemą įgyvendina, tai nėra prasmės. Ir komanda, nes delegavimas labai tampriai susijęs yra su pasitikėjimu. Lengva pasakyti ir pati dažnai pagaunu save, nesvarbu ar versle, ar tiesiog kasdienybėj, kai pasakai, nueik padaryk, ar gali padaryti, ar reikia šitą padaryti. Ir vis žiūri per kampą, ir vis lauki, ir vis tikrini, ir vis ten darai, vis perdarai ir galų gale vis tiek viską padarai pati. Tai va čia irgi tas pasitikėjimo ugdymas komanda ir mokėjimas, kaip pirmas dalykas savyje ugdyti tą pasitikėjimą, tų įrankių atradimas ar tų būdų atradimas. Ir kai komanda pasijaučia, kad jais yra pasitikima, tai ir jie tavim pradeda pasitikėti, jie tada jaučiasi įgalinti, jie jaučiasi labiau įtraukti, jie jaučiasi reikalingi, jiem labiau pradeda rūpėti, jie tada nori žengti ekstra mylę, jie tada darosi motyvuoti, labiau iniciatyvus. Tai, sakyčiau, delegavimas ypač tai šitose 2 dalyse, bet aš manyčiau, kad delegavimą visur galima taikyti, bet šitos 2, jeigu kalbant apie tas iš 3, nežinau, kaip jums atrodo. Aš žinau, bet o kaip jums atrodo? Yra skirtingų suskirstimų. Šiandien mūsų podcast'o metu daug dalykų krenta. Svarbiausia, kad krenta tik telefonai, o ne reitingai. Tai grįžtame atgal ir kalbame dabar, grįžtam prie kompetencijų. Tai kalbant apie kompetencijas, vėlgi, aš tai galvoju per 2 prizmes. Tai yra viena grupė kompetencijų yra apie žmonės ir kita grupė kompetencijų yra apie veikimą. Ar ne? Ir asmeniškai man, jeigu aš galėčiau priskirti delegavimo dalyką, apie kurį Raimonda užsiminė, aš asmeniškai jį priskirčiau prie žmonių ugdymo. Ir vėlgi, kalbant apie delegavimą ir su vadovais dirbant mokymuose, labai daug diskutuojame apie tai, kad tas delegavimas priklausoma nuo to, kokiu kampu tu jį pasuksi, nuo to priklauso ir kokio rezultato
norėsi. Ne? Tai arba tai gali būti, sakykime, taip, apie veikimą, jeigu delegavimas, tai yra vienoks rezultatas. Jeigu tai yra apie žmonės, ir man tai visų pirma apie žmonės, nes aš žinau, kad lyderis auga tiek, kiek auga jo komanda. Ar ne? Tai aš priskirčiau prie žmonių ugdymo. Ir kalbant apie žmonės, yra ir daugiau tų kompetencijų. Ir man asmeniškai yra užstrigusi viena skaidrė, kurią aš mačiau ir noriu šiek tiek paprovokuoti. Ir HR savaitėje, praeitų metų, buvo tokia skaidrė puikiai, kurioje buvo parašyta tokia galva roboto iš Žvaigždžių karų. Ir, žinot, toks auksinis, fainas, gražus. Aš esu Žvaigždžių karų fanas, tai tau lengva. Man lengva. Bet svarbiausia, kas skaidriai buvo parašyta. 2019 metais Forbes apklausoje 30% darbuotojų teigia, kad mielai pakeistų savo generalinį direktorių robotų. Ir naudoju neretai būtent to tyrimo rezultatus, pasakant, kad čia apie veikimą ar apie žmonės, ne? Kad šiuolaikinėme dabar pasaulyje išsivystymo lygyje daugelis techninių kompetencijų vienaip arba kitaip, anksčiau arba vėliau bus atlikta dirbtinio intelekto. Tai reiškia, jau šiuo metu, ir jūs žinote, kad ir su ChatGPT kas draugauja, ir su kitom dirbtinio intelekto platformom, kad įkrovus netgi ir strategiją, įkrovus kažkokią tai užduotį, galima gauti verslo planą, įkrovus žmonės ten ir jų pareigybės galima gauti deleguotinas užduotis. Tai ta prasme, įkrovus kažkokį tai rinkos parametrus galima gauti ir plėtros, ir marketingo planą toj rinkoje, bent jau kaip pasiūlymą, aišku, su to reikia dirbti, apdoroti, bet ir intelektas reikia pripažinti, kad mokosi. Ir aš sakau, kad jeigu nenorite, kad jūs pakeistų DI, jūs turite didinti EQ. Kitaip tariant, jeigu norite, kad jūsų nepakeistų dirbtinis intelektas, turite dirbti su emociniu intelektu. Kadangi tai yra šiuo metu bene vienintelis dalykas, arba vienintelė kompetencija, link kurios dirbtiniam intelektui dar yra gabaliukas kelio. Ir tas emocinio intelekto kompetencija, mano galva, yra bene svarbiausia, kalbant apie vadovus ir organizacijas. Ir tai yra nesvarbu, ar esi smulkaus ir vidutinio verslo savininkas, net jeigu esi vienas su savim šiame etape, vis tiek turi su to dirbti. Ir man tik tai čia labai norisi pridėti, kad emotional intelligence, tai yra emocinė ta kompetencija, yra vystoma taip, kaip bet kuri kita. Labai, kaip ir kalbėjom apie tą nuostatas ir požiūrį, tikrai tenka sutikti žmonių ir, tikrai sutinku, emotional intelligence yra vienas iš key faktorių, nes nuo to paskui prasideda mano galva rutuliojasi visi kiti. Tai, bet ką tenka sutikti, kad, tai emotional, čia arba turi, arba neturi. Taip. Ne, tikrai ne, emotional intelligence yra vystoma, treniruojama, lygiai taip pat kaip ir bet kuri kita kompetencija, įskaitant emocinę sparumą, kas svarbu šiandieniniam pasaulyje. Bet mes turbūt nuėjome truputėlį tuos, nors vėlgi, tiek apie veikimą, tiek apie žmonės. Iš pradžių norėjau sakyti, kad tai yra tie tarsi minkštieji įgūdžiai, arba man labai patinka naujas ateinantis pavadinimas, tiesiog human skills, nebe softas, visai nesoftas, nes labai hardas yra išvystyti, bet apie tai, kad tai yra human skills, tai yra žmogiškosios kompetencijos ir jo atsparumas, emotional intelligence, būtent tas gebėjimas taikyti augimo mąstyseną arba kaip čia, netaikyti augimo mąstyseną, o mąstyti augant, ar ne, tai yra tos key kompetencijos, kurios deda pagrindą visom kitom.
Ir turbūt nepabėgsim nuo to, kad pirmiausia vadovas turi dirbti su savimi ir pagrindinė kompetencija yra savęs pažinimas, o tada jau dėliojam visas kitas. Aš įvardinu tą darbo su savimi kompetenciją kaip nuolatinį mokymąsi. Nes man atrodo, kad tai yra dar vienas toksai sėkmės garantas, kalbant apie vadovę arba vadovą. Vis tiek mes kalbam apie asmenybę. Mes kalbam apie konkretų vardą ir pavardę. Ar ne? Ir ta konkreti asmenybė su to nuolatiniu mokymusi turi turėti tiesioginį santykį iš dviejų perspektyvų. Vidaus ir išorės. Tai vidaus apie tai, kad tu, Brigita, užsiminiai, tai yra mano atvirumas naujom žiniom ir kompetencijom, mano nuolatinis augimas, kuris yra neatsiejamas, jokių būdų neįmanoma atsieti nuo savęs pažinimo. Ar ne? Nes pažinus save, žinant, kur aš šiuo metu esu, aš galiu sąmoningai neatsitiktinai, ar ne, konstruoti ten, kur aš noriu nueiti. Ir antroji ta nuolatinio mokymosi kompetencija yra tiesiogiai susijusi su išorė, ar ne? Tai vat išorė yra mano investavimas į savo augimą ir į komandos augimą. Kad aš investuoju pakankamai laiko ir pastangų tam, kad mes kartu visi augtume. Bet čia galbūt ir susiduriu su didžiausiu iššūkiu, kurį matau smulkiame versle. Kad augimas ir investicijos į tą augimą ir į tos kompetencijos didinimą yra vienas tokių didesnių pasipriešinimų. Kalbėjau apie tai, kad verslo savininkai viską daro vieni. Jie tiek yra įpratę viską daryti vieni. Jiem atrodo, kad viską patys padarys geriausiai. Viską žinau geriausiai, viską suprantu, nieko nereikia. Nors iš tikrųjų labai labai dažnu atveju už šių žodžių, už šio mąstymo slepiasi didžiulis abejonės, didžiulis nepasitikėjimas savimi, didžiulis žinių trūkumas. Ir šitą kompetenciją, kaip ugdyti save, pirmas dalykas, kaip verslo vadovą, nes jeigu tu ir neugdysi savęs, bet tarkim investuosi į savo komandą, tai čia nelabai kas ir pasikeis. Miroslavas labai gražiai pasakė, kad vadovas auga tiek, kiek auga jo komanda. Smulkiame versle dažnai būna, kad jie blogi. Juos pamokyk, man viskas gerai. Aš viską moku. Aš viską moku, pas mane viskas yra gerai. Ir labai labai tiesiog skatinu ir kviečiu atkreipti dėmesį į tai, kad smulkusis verslas straglina šiek tiek su šia kompetencija. Straglina. O čia dabar aš galvoju, koks čia galėtų būti čia tas lietuviškas? Man iškart kankinasi, bet matyt netikslu. Turi iššūkių. Turi iššūkių. Ja, turi iššūkių. Kitaip tariant, kankinasi. Yra, tarkim, didelės korporacijos, ar ne? Ir jau yra kultūros organizacijų susiformavusios, kad reikia mokytis, kad jeigu tai yra tarptautinės, tai dažniausiai ateina jau iš motininių kompanijų ir panašiai. Ir bet kuriuo atveju didelės korporacijos, jos turi ir padalinius, ir vis tiek ir jų darbuotojai eina į konferencijas, tobulėja, žiūri, mokosi, auga, ko pasekoje smulkiojo verslo savininkai sukasi tam užburtam rate ir neturi laiko išgerti ramiai kavos, arbatos, ar nueiti į vieną vietą. Ir jie sako, koks dar laikas, šią darbus savo verslu išprotėjai. Ką čia dar mokytis? Ką čia dar mokytis? Bet žinai, apie tos iššūkius, negalėčiau taip sakyti, kad jau didelėse korporacijose arba didelėse organizacijose visi yra pagavę tą vaibelį mokytis. Tai, nes čia irgi kyla dvi problemos. Tam pakanka vieno pagauti ir jisai būna užkrečia. Nu taip, bet žinai, tikrai tenka matyti ir čia yra, tenka matyti tokias dvi problemas. Viena yra tikrai gana panaši, kad aš neturiu laiko kada mokytis, nes man čia dega prioritetai, man dega tikslai, man dega iššūkiai, mano žmonės ateina išeina, aš čia vėl samdau, man čia reikia juos apmokyti, nėra laiko kada mokytis, nėra laiko kada investuoti, arba aš jau, taigi visas mokymasis ateina per praktiką, dar tokia prie tų nuostatų. Kitas momentas yra, kad aš pats nematau aiškios prasmės mokytis ir man mokymasis yra primestas.
einu į mokymus, nes siunčia. Einu į mokymus, nes dabar madinga mokytis. Einu į konferenciją, nes dabar, gal panetworkinsiu. Su networkingu irgi viskas tinklaveika. Taip turbūt kaip čia. Taip, pažintis. Viskas fine. Ėjimas į konferencijos turi ir šitą tikslą praplėsti savo darbinį, profesinį pažinčių ratą. Bet va tada, kada mes ateiname į mokymus ar konferencijas tiesiog praleisti laiko, tai nesvarbu, kad įmonė yra kultūra mokytis, išmokstama praktiškai nieko tame nėra. Nėra, nieko neišmokstama, kaip čia apsukeičiau žodžius. Taip. Tie iššūkiai turbūt vyrauja ir įvairiose organizacijose, ne tik smulkiam versle. Sakyčiau taip. Tai be abejo. Žinot, man norisi prie to dar vis dar pildyti tą kompetencijų kraitelį ir man viena iš kompetencijų galima išskaidyti kelias jų, bet aš visgi, kadangi čia ribotas skaičius, tai aš apjungčiau ir tai yra efektyvios komunikacijos kompetencija. Ir efektyvios komunikacijos kompetencija man susijusi su keliais dalykais. Tai pirmiausiai tai yra kaip mes gebame aiškiai ir efektyviai perduoti idėjas. Tai yra susijęs su bendros įtraukios vizijos sukūrimu. Jeigu mes susitarėm, kad apie lyderystę mes negalim dabar vadovas lygų lyderis ar su klaustuku, ar ten daugiau ar mažiau, ar kažkokiu ženklu negalim, tai bent jau bendros įtraukios vizijos sukūrimas, tai yra ir vadovo užduotis, kalbant apie savo komandą. Antras dalykas, tai yra aišku, kad klausytis ir teikti grįžtamą ryšį, arba kitaip tariant, konstruoti organizacijoje konstruktyvius dialogus. Ir trečias dalykas, matau, kad jau Brigita rodo pirštą, nežinau, ar rodo tiesiog ar grumuoja, tai yra, bet tai sužinosim, tai yra atviros komunikacijos tarp komandos narių skatinimas ir sąžiningumo demonstravimas. Tai man atrodo, sąžiningumas tai reiškia, kad ir komunikacija, ir mano veiksmai, ir tai, ką aš žinau, kiek aš to perteikiau savo komandai, ir tarp to nėra didelių atotrukių. Ar ne? Ir ta komunikacija yra tolygi, kalbant apie skirtingus komandos narius. Pavyzdžiui, ne tai, kad aš čia vieną tokį fainą kolegą turiu, su kuriuo mes kartu dirbom ilgiausiai, jisai žino šiek tiek daugiau paslapčių, bet nuo kito aš čia slepiu, o čia su šita kolegė mes kartu esam irgi susiję, kaip ir aš negaliu su ją komunikuoti lygiai tokiu pačiu tonu kaip su kitais, nes mūsų vaikai bendrai darželį lanko ir taip toliau ir panašiai. Tai vat efektyvi komunikacija, jeigu galima būtų taip apjungti tam, kad sumažinti tas kompetencijas, aš padaryčiau taip, bet Brigita turi kitokią nuomonę. Nesakiau, kad kitokia, sakiau, kad labai noriu. Pirštą rodai. Aš tik pirštą rodau. Iš ko tu supratai, kad aš turiu kitą nuomonę? Žinai, apie komunikaciją ir komunikacija yra tikrai viena iš tų esminių kompetencijų ir komunikacija kaip kompetencija yra beprotiškai plati. Ir vat kaip tu sakai, tai klausyti ir suteikti grįžtamą ryšį. Klausyti yra atskira kompetencija, man norisi įvardinti. Gebėti ne tik klausyti, bet ir girdėti. Taip. Nes gebėjimas girdėti, ką sako žmogus, veda prie to, kad mes gebam susikalbėti, o ne tik kalbėti. Ir grįžtamojo ryšio teikimas yra svarbi kompetencija. Nesakau, kad kritinė. Iš kitos pusės, kai pradedi vardinti, tai ir komunikacija kritinė, ir gebėjimas mokytis greitai. Tarsi visos yra kritinės ir ta pati emotional intelligence, ką aš nekėjom. Feedbackas yra net ne kritinė, o man norisi sakyti, kad tai yra tiesiog bazė. Nes grįžtamojo ryšio dėka mes darbuotojus ugdom. Grįžtamojo ryšio dėka mes augam patys kaip vadovai. Grįžtamojo ryšio dėka mūsų sistemos veikia geriau ir efektyviau. Man čia tiesiog atrodo net nebe kompetencija, o tas oras, kur užpildo visų kompetencijų tarpelius. Matai, aš norėjau taip viską sugrupuoti. Iš tikrųjų, aš į tą, ką aš nekėjau, tai sudėjau 3 kompetencijas, bet norėjusi sudėti tokią vieną grupę ir pavadinti tai efektyvę komunikaciją. Tai
kaip ir jūs, gerbiami klausytojai, girdit ir matot, tas kompetencijas mes galim, galim labiau apjungti, tokiam didesniais blokais, galim ten smulkiau apjungti. Ir tai yra vėlgi, ir tai yra pasirinkimas ir įsivardinimas, ir įvardinimas lygiai taip pat, nes ir mūsų kolegos ir ne tik, kurie masto ir daro įvairius tyrimus, tas kompetencijas irgi labai skirtingai suskaido ir grupuoja. Aš visuomet lyderiams, vadovėms ir vadovams sakau, jūs savo turite apsibriežti, ar ne, raktinės tas kompetencijas ir įsivardinti. Ir nemažai organizacijų turi savo, nuosavą, galima pasakyti netgi autorinį kompetencijų modelį, kuris yra organizacijoje aiškiai apibrėžta, kokios yra tos bendrosios, tai organizacijai būtinos, organizacijos sėkmiai būtinos kompetencijos ir kokios yra specifinės kompetencijos, kurios yra būtinos vienai arba kitai pareigybei arba funkcijai atlikti. Ir vėlgi viskas priklauso nuo mūsų arba nuo jūsų ir tiesiog nuo tinkamo suskaidimo ir apsirašymo. Apie ką tai? Ypač, tai, kad tu sakai, yra labai svarbu išskirti ir įsivardinti, kurios yra tos kompetencijos tikrai kritinės arba kurios yra svarbios, todėl kad jeigu žiūrėti vėlgi pačius įvairiausius tyrimus arba kaip keitėsi darbo aplinkos, darbuotojų lūkesčiai, CEO lūkesčiai, tikrai yra nemažai ir kiek kasmet yra daromi tyrimai apie tai, kokios kompetencijos yra reikalingos dabar, kokios kompetencijos bus reikalingos kitais metais. Tai rinkinukų galima rasti tokių 20, 30, kartais ir daugiau kompetencijų ir natūralu, kad jeigu esat pradedantis vadovas, 20 ar 30 kompetencijų vystyti vienu metu, yra tiesiog neįmanoma, Lygiai taip pat man tas labai siejasi su atrankomis. Jeigu mes atsirinkdami, sakykime, kandidatą, atsirinkdami tą patį vadovą, staiga norim, kad jis turėtų, 15 ar 20 išvystytų ir stiprių kompetencijų, tai turbūt gaunam misiją neįmanomą arba gaunam kratinį nei to, nei ano. Tai išskirti tas tikrai būtinasias kompetencijas būtent tai roliai, tai organizacijai, tam kontekstui, man atrodo, tiesiog yra gaunasi tokia kaip higiena. Būtent, nes ten galima kalbėti ir apie inovacijų skatinimą, ir apie lankstumą, ir apie lyderystę, ir apie strateginį mąstymą, ir apie kultūros ir įvairovės supratimą. Ar ne? Daugelis tų kompetencijų sąrašų, jų gali būti daug. Tiesiog paantrinčiau bet kurią organizaciją, ar tai būtų smulkus ir vidutinis verslas arba didesnis, apmastyti, kokios tos kompetencijos yra raktinės ir kai įsivardini. Tai tuomet dar kitas žingsnis, kuris galėtų būti, o aš manau, kad dėrėtų būti, tai yra raktinių tos kompetencijos elgsenų aprašymus. Ką tai reiškia praktiškai, ką reikėtų tame daryti. Vat pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie sisteminį mąstymą, kuris galėtų būti kompetencija. Viena iš tokių kompetencijų ir manau, kad Raimonda čia tikrai pritartų apie tai, kad šitą kompetenciją ugdytina ypatingai kalbant apie smulkaus ir vidutinio verslo vadovus, nuo ko dėrėtų pradėti. Tai irgi, ką reiškia tas sisteminis mąstymas man konkrečiai, mano 3, 5, 7 žmonių organizacijai, tam, kad mes judėtume didesnio verslo sistematiškumo link. Kokios tai yra elgsenos? Mano kaip vadovo, mano marketingo kolegos, mano gamybos kolegos, mano apskaitos kolegos ir taip toliau ir panašiai. Aš klausau jūsų ir man toksai juokelis galvoje formuojasi, kad smulkaus verslo vadovai labai norėtų darbuotojų, kurie turėtų minčių skaitimo kompetenciją. O geras. Jo, nes kalbant ir apie efektyvę komunikaciją ir apie grįžtamojo ryšio davimą ir apie bendravimą galų gale, tiesiog paklausimą ar savo klientų ar partnerių, tai ten vyruoja minčių skaitimo kompetencija, jos dažniausiai būna labai menkai išvystytos ir neduoda norimo rezultato. Tai tavo, Miroslavai, patarimas, kad įsivardinti tas kritinės kompetencijas ir pradėti žingsniuoti nuo ten, iš tikrųjų galėtų būti tas startas, nuo ko smulkio vidutinio verslo vadovai galėtų pradėti žiūrėti į savo kaip vadovo kompetencijas ir
kaip Brigita sakė, nelavint 15-20 iš karto, bet pradėti bent jau nuo vienos ir rezultatai kalba patys už save. Kai pradedi lavinti vieną, tai tokia krioklio efektas, ar ne, ir paliečia visas kitas kompetencijas ir natūraliai pradeda jos irgi augti, vystytis, atsiranda poreikis naujom kompetencijom ir tuomet tikrai prieinama prie to sisteminio mąstymo ir panašiai. Nes sisteminis mąstymas taip yra gyvybiškai verslui svarbus, tam, kad verslas galėtų sėkmingai, stabiliai augti ir pelningai augti. Bet taigi Miroslavas ir sakė, užeik į ChatGPT, suformuok gerą promptą užklausą ir tau padarys strategiją, geriausią planą, palygins ten, nežinau, su Tesla ar ten Meta ar ten YouTube ar dar kažkuom, prašau, įdieginėk. Bet kodėl tik tais vienetam pavyksta tą padaryti? Nes verslas gimsta, verslas vystos ir verslas miršta verslo savininko galvoje. Tai pradėkim nuo čia. Žinai, man čia norisi kaip tik ir pridėti dar vieną įrankį galima, susijusi su kompetencijos augimu. Koks, dar sakau taip, matyt, ne kartą girdėjai ir šitų mūsų podcastų klausytojų, jeigu čia yra dabar nuolatinių, net nebejoju, kad jų yra apie tai, kad koks tu esi vadovas arba vadovė, geriausiai tau pasakys ne tu pats, koks aš fainas, gerai pavariau, čia geras. Ne coachingo specialistas arba mentorius, tu čia kietai, čia tu labai kietas arba kieta, bet geriausiai apie tai gali pasakyti mūsų komanda ir tie artimiausi žmonės, su kuriais aš dirbu. Tai jeigu jūs smalsaujate arba ne tik smalsaujate, o nerimaujate galbūt, su kokiagi kompetencija man derėtų dirbti šiais metais, pavyzdžiui, tai ir čia sutelktis, apie kurią Raimonda kalbėjo, yra labai svarbi, tai yra paprastas įrankis. Paleidžia 360 tyrimą, tai reiškia, kad tie žmonės, kuriuos įtrauksite į to tyrimo bendrakūrėjus, tai yra jūsų komandos nariai, esantis, kaip sakant, direct reports, jeigu čia angliškus terminus mes šiandien naudojam sėkmingai. Antras dalykas tai yra kolegos, tai yra tam pačiam lygmenyje esantys žmonės, tai ypatingai yra aktualu, jeigu mes kalbam apie vidurinės grandies vadovus, ar ne, nes tų kolegų yra ir su kuriais reikia sąveikauti. Ir tai yra vienas ar keli virš tavęs esantis aukštesnės grandies vadovai. Ir pasileidžia tyrimą, visi gauna tokį patį klausimyną, kuris yra anoniminis. Aš iškart, aišku, esu šališka šitoje vietoje ir čia turiu prisiduoti, tai yra susijęs su coaching agentės veikla, arba veiklos grupė, kuri įvardinama kaip coachingas lyderiui. Ir mes tikrai turime sistemą, sukurtą Marshall Goldsmith'u, vieno iš labiausiai galbūt žinomų ir sėkmingiausių arba sėkmingų labai coachingo specialistų, kuris dirba su vadovais. Tai yra Global Leadership Assessment. Ir toje sistemoje yra įvardintos 5 būtent kompetencijų sritis ir 3 iš jų yra apie žmonės ir 2 jų kompetencijų sritis yra apie veikimą. Kiekvienoje iš sričių yra po 3 kompetencijos. Tai viso labo mes turim 15 kompetencijų, pasileidžiam tyrimą, visi įvertina ir tuomet kartu su coachingo specialistu mes galim įsivardinti 1 ar tai 2 kompetencijas arba konkrečias elgsenas tose kompetencijose, su kuriomis derėtų dirbti šiais metais. Ir tai nebus pagal noriu, nenoriu, faina, nefaina, myliu, nemyliu, ar man pasakė, kad aš esu čia kažkur geras arba kažkur nedatraukiu, bet tai bus grįsta duomenimis ir automatiškai, bent jau coachingo lyderių programų rėmuose, mes garantuojame rezultatus. Metus veikiant pagal tam tikrą modelį su savo pasirinktom iki 2 kompetencijom arba iki 2 elgsenų, mes tikrai pamatysime ir tą parodys paskesni tyrimai, kurie yra irgi įtraukti, tą parodys tie patys rezultatai, kuomet po tam tikro laiko
per vidurį proceso ir metų pabaigoje tie patys žmonės, kurie vertino prieš tai, dar turės galimybę dar kartą įvertinti, kaip mums sekasi augti pasirinktose kompetencijose. Gal skambėjo ilgokai nuobodokai, bet pats procesas yra įtraukiantis ir komandą. Ir kas yra labai svarbu, kad būtent šito proceso metu struktūruoto auga ne tik tai pats lyderis, bet ir auga visa komanda, visi tie žmonės, kurie padeda tam lyderiui žygiuoti, nes būtent ir jie teikia konkrečius elgsenų, veiksmų, priemonių, pasiūlymus lyderiui, ką jį arba jis turėtų daryti tam, kad paaugtų pasirinktose srityse. Tai ką čia reklaminis tokia pertraukėlė baigėsi, ar ne? Ne, aš tiesiog galėčiau paantrinti Miroslavui dėl to, kad su vienu iš savo klientų mačiau, kaip jisai darė šį tyrimą, nes tą tyrimą galima padaryti pačiam, tik tais daug mažiau sutraukta versija ir panašiai. Ir iš tikrųjų, kokie rezultatai, kaip pasimato, tai čia ne tik tais, kad didelių korporacijų, bet čia iš esmės ir bet kuriam ir smulkiojo verslo savininkui čia būtų labai, labai gerą tokia kelrodė žvaigždė, nuo ko pradėti. Tai ačiū, Miroslavai. Aš irgi dar turbūt, nes žiūriu į laiką, kad mes jau riedame į tą pabaigą, bet apie 360 grįžtamojo ryšio šitą įrankį, man labiausiai turbūt didžiausia nauda iš to įrankio tai, kad jis yra struktūrizuotas labai ir labai sistematinis ir įtraukiantis komandą bei kitus kolegos, su kuriais tenka dirbti. Vat kaip ir tu sakai, čia ne, aš pasimatuoju, patinka, nepatinka, myliu, nemyliu, bet tai yra visapusiškas tyrimas apie vadovą ir jo elgsenas. Ir tada yra labai aiškus susitelkimas į tą ateities rezultatą, kur noriu būti ir ką konkrečiai darysiu. Va čia turbūt yra jėga viso šito tyrimo tam, kad tas rezultatas iš esmės atsirastų. Tai ten gali ir pats pasimatuoti, kur aš esu, ne, save įsivertinti. Bet... Self-rate kategorija tikrai yra. Ir ten esminis dalykas yra tas atotrukis, ar ne? Savęs matymo, ir mes čia kalbėjom apie pažink save, ar ne? Arba savęs suvokimo, savęs matymo ir taip, kaip tave mato tavo komanda, ir šiuo atveju aš komandą vadinu ir tavo tiesioginiai pavaldiniai, ir tavo kolegos esantis vienam lygyje, ir tavo vienas ar keli vadovai, su kuriais tu bendradarbiauji, kurie yra aukščiau už tave, jeigu taip geografiškai, hierarchiškai nubrėžti. Ir ten yra toks atotrukis, kai kur apie save galvoji per gerai. Taip. Ir komanda tau pasako, žiūrėk, nors tu galvoji, kad čia tu viską performini, viską atlieki puikiai, bet mums taip neatrodo. Arba mes, ne tai, kad neatrodo, nes čia kalba apie 5 pojūčius, bet mes to nematome, nejaučiame, ar ne? Tai aš čia dabar pridėjau dar 2 ir negirdime, tai dar ir audiatikam pridėjau. Arba ir yra nemažai tokių atvejų, kai apie save galvoju per blogai. Galvoju, kad dar negana, man čia dar reikia kažką tai padaryti, bet komanda tau pasako, stop, palauk, su šita sritim arba su šita kompetencija pas tave yra, viskas yra puikiai. Ir tada galima susikalibruoti, pasižiūrėti tos atotrukius, pasižiūrėti, su kuo aš dirbu. Tam tikras darbas turėtų būti matyti vidinis, galbūt kai kur reikėtų šiek tiek padiskutuoti su savo vidinių kritikų, kuriam vis dar negana, arba perfekcionistų, arba dar kažkur tai, o kai kur reikia imtis struktūrinių sisteminių veiksmų tam, kad aš atliepčiau mano tos komandos lūkesčius, poreikius ir veiksmus būtinus tam, kad aš būčiau dar sėkmingesnė arba sėkmingesnių vadovų. Kolegos, jeigu galėčiau taip į pabaigą mesti, daug mes pasakėm, kiekvienas iš mūsų ten sėdėt savo tokioj nedideliai varpiniai, ar ne, ir iš tos varpinės šneka, ir šiandien mes šnekėjom taip, bet jeigu iš tų mūsų varpinių, kurios yra sąlygotos ir kūriamas pirmiausiai tų žmonių, su kuriais mes dirbom, ar ne, ir mūsų klientų, jeigu mes galėtume įsivardinti pabaigai tokiai intrigėlę dar, ar ne, mūsų nuomonė, kalbant apie vadovus, ar tai būtų smulkaus ir vidutinio verslo vadovas ar vadovė, ar tai būtų didelės organizacijos, čia mes taip vadiname korporatyvios organizacijos vadovė ar vadovas. Ir mums reikėtų įvardinti
toks blitz apklausa, įvardinti vieną raktinę kompetenciją, pačią svarbiausią iš visų. Nes mes kalbėjom šiandien, ir daug buvo tų pačių svarbiausių, bet vat, jeigu tai būtų viena, ką jūs pasakytumėte? Man žinai, toks pirmas būti žmogumi. Wow. Man atrodo, kad vadovavimo kelias prasideda nuo būti žmogumi, bet jeigu jau taip grįžtant į tas konkrečias kompetencijas, aš lieku prie emotional intelligence. Mhm. Jo, aš sėdėjau, va dabar akis varčiau, jeigu matėt, tai čia emotional intelligence ir čia komunikacija, bet kaip Brigita pasakė, būti žmogumi, tai taip, emotional intelligence, apie tą klausimą, apie norą būti žmogumi ir girdėti ir būti čia ir dabar. O paskui be abejo, ta visa bazė toliau seka, bet emotional intelligence. Geras. Mano viduje vyko dialogas tarp dviejų. Prisipažinsiu, tarp nuolatinio augimo arba nuolatinio mokymosi ir emocinio intelekto. Ir jos tarpusavį, man atrodo, kažkaip tai labai tampriai yra susijusios. Ar ne? Ir tas emocinio intelekto auginimas yra susijęs su asmens augimu ir atvirkščiai asmens augimas, jeigu mes kalbame apie asmenį, kuris yra santykyje su žmonėm aplinkui, nėra įmanomas be emocinio intelekto. Bet žinot, kad nebūtų disonanso šį kartą ir aš pasakysiu, ir ne šį kartą, nes dažnai tą sakau, kad emocinis intelektas yra numeris 1. Ir tas emocinis intelektas yra ir viduje, mano santykėje su savimi, nors klasikinės apibrėžimas labiau akcentuoja tą išorinę dalį. Tai yra santykis ir gebėjimas įsijausti į tą kitą šalia esantį žmogų. Tai ačiū labai ir klausytojams, kurie klausė iki šitos vietos. Taip pat turime užduotį. Labai kviečiame pasidalinti komentaruose, kokia jūsų nuomonė yra pati svarbiausia sėkmingo vadovo kompetencija. Tai lauksim jūsų įžvalgų visur, kur mus rasite. O mus rasite Facebook'e Coaching.lt paskyroje, LinkedIn'e Coaching.lt paskyroje, YouTube kanale arba platformoje. Taip pat mus galite girdėti Apple, Google Podcast, Spotify platformose. Užsisakykite būtinai naujienlaiškį, nes tik taip sužinosite, kada išeina mūsų nauja podcast'o dalis, taip pat sužinosite, kada išeina mūsų naujienlaiškis ir visas kitas naujienas, kurios yra susijusios su įvairiausiais dalykais skirtais lyderiui, smulkiam ir vidutiniam verslui, tiesiog asmenybei ir be jokios abejonės organizacijom. Tai sakom ačiū ir mes būsim dėkingi, jeigu radę vertės savo pasidalinsite ir su draugais. Ko dar pamiršau? Ačiū, kad kuriate su mumis sąmoningą ir vertę kuriančią visuomenę ir sakom iki kitą kartą. Iki. Iki. Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.